Tai sveiki visi atvykę į mano naują video vlogą. Tai šiandien čia pradedu savo vlogelį, galbūt iš vienos dienos. Tai noriu ir namus apsitvarkyti, ir bus siuntelių. Tai noriu pradėti šitą vlogą nuo atėjusios šiandieninės mano siuntos. Tai šiaip tikėjaus, kad atėjo kita siunta iš FM-o. Bet atėjo šita, tai dar labiau džiaugiuosi, tai noriu viską pažiūrėti ir nusprendžiau, kad noriu su jumis kartu išpakuoti ir padaryti tokį unboxingą. Tai bus visko šitame vloge, ir unboxingo, ir kasdienybės, ir visa kita. Tai pradedam lupti. O ir šiaip žiauriai senai dariau vlogą, filmavau. Tai nežinau, noriu filmuoti galbūt iš vienos dienos, gal ir iš 2 filmuosiu, kad dar kitą siuntą jums parodyt. Nes tiesiog šitą savaitę bus kitos sekančios dienos poilsio, nes po to, kas žinot, kas nežinot, tai keliausiu pas mamą atostogų. Tai iš tikrųjų labai laukiu, tai nežinau, ar aš Anglijos jums kažką pafilmuosiu. Bet tiesiog va dabar, kol turiu laiko, filmuojusi visus video, kad paskiau, kol būsiu ten pas mamą, galėčiau jums juos kelti. Ai, tai va dėl ko čia taip. Tai čia žodžiu užsisakiau. Kas svarbiausia šitoj yra siunteliai, tai advento kalendorius. Bet dar be viso to užsisakiau Satisfying. Užsisakiau laką. Bus tikrai gerulis. Tai labai stiprus lakas, netgi 5 lygio. Tai žodžiu iš Sajos. Šiaip aš ėmiau ten 3 dalykus iš Sajos ir turėjau gauti kažkokią tai dovaną, bet abejoju, kad aš ją gavau. Metam viską, šiaip žiauriai senai dariau kažkokį unboxingą. Tada labai norėjau tušo, nes mano baigėsi. Tai Volume Million Lashes. Tai pasiėmiau štai tokį tušiuką. Tai turėtų būt... Wow! Nežinau, kiek sufokusuošiu jums tą kamerą, bet turėtų būti gerulis, nes iš tos firmos L'Oreal tai visi labai yra geri. Taip, toliau. Tai žodžiu toks Ordinary rinkinukas. Tada užsisakiau toniką iš Ordinary. Man labai patinka šita firma. Dėl to, kad aš turiu ir plaukams serumiuką, kuris skatina plaukų augimą. Tai man labai patinka, tai labai norėjau toniko. Tai toks kiutalas. Dievinu šitą firmą. Daugiau kažkaip pagalvojau, kad... Bet kokie dideli tie burbuliukai. Pagalvojau, kad man reikia nuo karščio apsisaugomo priemonės. Tai taip pat pasiėmiau iš Sajos. O, dieve, kaip skaniai kvepia. Eina sau. Jau laukiu galvą plautis ir panaudot. Taip, daugiau vėl Sajos. Man neįdomu, kad aš jūs išknysiu, bet man labai patinka. Dar jie tokie dideli. Taip. Daugiau užsisakiau plaukų želė.
Messy Textured Style. Tokį žodžių. Nežinau šiaip, ar patiks man. Koks keistas, tiesiog toks baltas kremas. Reiks kada pabandyti. Tai užsisakiau šiaip išeino kitai siuntai tas šukytės, kur irgi reiks sušukuot. Tai gal visai man čia pasiteisins. Na ir last one. Mano advento kalendorius iš Revolution. O Dieve, kaip aš laiko. O Dieve. Kaip laukiu pakuot. Pagaliau nebent Eurokoso. Tai iš tikrųjų aš norėjau užsisakyti ir Eurokoso. Ir šiaip begalės daug visokių, bet Revolution, aš nežinau, man yra... Aš esu įsimylėjus šitą firmą. Tai aš dabar galvoju, kad tai bus mano paskutinis kosmetikos kažkoks tai kalendorius ar dar kažkas, nes aš jau turiu pakankamai kosmetikos, tai aš noriu nusipirkti ir atskirą komodą, kad turėčiau grinai stalčiuką susidėti visai kosmetikai. Tai dėl ko būtent aš ėmiau šitą Revolution kalendorių ir aplamai šitą, nes čia yra daug lūpdažių. O man visai patinka lūpdažiai ir aš neturiu jų labai daug, tai man reikia vis išbandyti, ištestuoti, tai man labai fainai. Tai žodžiu, jums biškį noriu čia parodyti, bet aišku, aš jo dabar nepakuosiu ir man bus labai sunku nepakuoti. Tai žodžiu, jis taip išsiema. O Dieve, čia yra su blizgučiais. Eina sau. Ir va. Ai, jis čia užklijuots. Sako, taip lengvai neprieisi. O. Eina sau. Eina sau, kaip fainai tokia knyga. Kaip laukiu pakuoti ir visi, kokie didelį skyriai. Eina sau. Kaip laukiu. Kaip laukiu. Tai va, o šiaip aš viską žiūrėjau, kas ten bus, bet vis tiek iki to laiko aš užmiršiu jau, kas ten bus. Ir šiaip čia viskas yra parodyta. Ir viskas yra surašyta, bet labai laukiu, kada jau pakuosiu. Tas dar bus naujo, ne naujo, bet tiesiog šiais metais taip pat noriu irgi daryti vlogmą. Tai iš tikrųjų bus ką filmuot, nesirašysiu šiais metais, kaip darysiu, nes bus tikrai daug reikalų, reikės eiti ir pas daktarus ir ten, lakstyti visur. Ir bus siuntų tikrai, tai paliksiu ir Sheino siuntą jums į vlogmą kokį. Tai iš tikrųjų gal šį kartą paeis dažniau kelti, kad kiekvieną dieną gautųsis video, tai ir gaminsiu, ir su draugiam kažką gal sugalvosiu ir vat bus vėl mano kalendorius į dienas. Ir labai noriu daryti, nes noriu, kad šiais metais man neužkopiraitintų ir viskas būtų liuks. Tai aš keliauju toliau tvarkytis, tikiuosi jums patiko šitas unboxingas. Aš jau senai dariau ir šiaip mano Tino parduotuvė, aš kai atradau pirmą kartą, man yra nuostabi.
Aš šiaip nesuprantu, kas šiandien yra per dieną, bet šiandien buvo ir gaisro patikra ir dabar kas čia per sprogimą eina savo, aš galvojau apsikakosiu vietoj. Eina savo, draugė irgi rašo, sako, visą chatą sudrebėję, what the fuck. Nesuprantu, kas čia per pratybos tokios, bet mane tai gąsdina žiauriai tokie dalykai, nes ta prasme, realiai, tu žinai, kad tai netikra, bet įsivaizduoji, kad jeigu būtų tikra, būtų tikrai žiauriai baisu. Eina savo. Žodžiu, aš sugalvojau pasišildyt valgyt. Ir įsijungiau Simpsonus, tai. Jums taip pat skanių pietų, jeigu valgot, o jeigu nevalgot, tai tiesiog geros dienos.
ką, padirbėjom šiandien neblogai. Ir vakaro pabaigai piciukė. Volia. Tai eisiu valgyt. Nusipirkau dar Pepsi. Tai žodžiu, apsitvarkiau, šiandienai, manau, užteks, tai tikriausiai ir užbaigsiu čia savo vlogą. Tai tiesiog, vat, iš tokios vienos dienelės, tai unboxingas ir truputėlis clean day. Tai vat, ir tikiuosi jums patiko tokio tipo video, senai jau dariau daily vlogą. Ir sugalvojau, kad tiesiog užteks gal daily vlogo, nes norisi daugiau jums tų videkėlių įkelt, tai manau visai čia neblogai gavosi tos medžiagos. Tai aš keliausiu vakarieniaut, įsijungsiu ar tai YouTube, ar tai kokį filmą ir viskas, mano vakaras baigsis, nebent dar keliausiu paeditint, ką nors, bet vėliau. Tai dabar toks šilekas, nes ilgai realiai užtrukau, kol susitvarkiau viską, atrodo, kad neilgai, bet persirinkau, nes žodžiu planuoju daryti dar jums ir konkursą gruodžio mėnesį, tai apie tai vėliau. Tai vat, ačiū labai, kad žiūrėjai, ačiū, kad buvai, nepamiršk paspausti patinkant šitą video ir pasubscribinti mano kanalą, pasiekti mane Instagram'e ir TikTok'e ir ką, skaniaus picytės ir jums gero vakaro. Mua. Dabar atvažiavom kebabą, nes labai valgyt kaurą. Ir važiuosim tunus pafilmuoti. Labas rytas.